Ir kai analizuoji Kazo istoriją, supranti, kiek ji panaši į Edžio istoriją seriale Stranger Things. Kazas buvo labai aukšto lygio karys. Mylimas, charizmatiškas ir praktiškai neįmanoma jo pamiršti. Jis buvo didžiausias herojus, kokį tik Vekna galėjo sutikti. Ir pamatęs jo gebėjimus, jėgą bei aurą, suprato, kad turi paversti jį savo dešiniąją ranką. Vekna netgi sukūrė jam ypatingai galingą kardą, Kazo kardą, sąmoningą, pavojingą ginklą, kuris galėjo atsigręžti prieš bet ką. Ir taip ir nutiko. Laikui bėgant, kardas pradėjo Kazui šnabždėti, kad Vekna jo nebereikia, kad jis yra geresnis, kad vieną dieną bus išmestas. Kaz pasidavė tam manipuliavimui. Jis įsiveržė į Veknos karalystę, nukirto jam ranką, išplėšė akį. Ir tai prasidėjo vienas epiškiausių mūšių visame lore. Abu dingo iš to pasaulio, kuriame buvo. O po kurio laiko Kazas sugrįžo tapęs vampyrišku kariu. Vienas iš galingiausių padarų iš visų. Kaip galite pastebėti, yra daug dalykų, kurie susiję su Edžio lore seriale Stranger Things. Edis buvo tikras profesionalas požemėse ir drakonuose. Hawkinse jis buvo vienas iš galingiausių karių. Jis visada buvo charizmatiškas ir visų mylimas. Ir jis buvo toks drąsus, kad paaukojo save, kad atitrauktų atvirkščio pasaulio šikšnosparnius. Jis paaukojo savo gyvybę dėl kitų, todėl daugelį tapo didvyriu. Ir patikėkite manimi, Vekna tai pastebėjo. Jis rado tokį ištikimą karį, kad šis net paaukojo savo gyvybę. Ir čia prasideda teorija, kodėl jis sugrįž 5. sezone. Edis tikrai sugrįžta, bet jau kaip tamsusis Veknos čempionas.